šimčių ir dar net iš dešinės. Mes paskutiniai, nes mes šalutiniai, tai dešinė šalutiniai, bet jie mums iš dešinės, tai mes paskutiniai. Tai čia nelabai matosi, bet kai tie pravažiuos, tai tada mes kišim nos ir dar čia pažiūrėsim. Va. Tai mes paskutiniai. Nu, jeigu dičkis būtų, tai čia gal ir reiktų biškį nosytę, tada jiems čia atsiveria pravažiavimas. Va, dabar po biškį kišam nosytę, ta tikrai suka, tikrai. Ten nėra, ir tada čia. O, super. Vieną kartą tokia nestiprė, iš su jie labai stipriai, žinai, vis tiek greitai labai nelekia. Bet reikia žiūrėti. Ir mes tiesiai iki pat galo, dabar čia pasuks. O ten biškį, paprastai ten telpa mašinėlės, kad ir stovi, tik biškį atleidęs, va, taip, va. O čia į trikampiuką turi. Ir gale gatvės į kairę. Čia tokia pora dubyčių, tai gal dešiniau mes jas išvengsime. O, super, tai čia kiemas. Iški didesnį lanką, nes ten dičkiai taip pavažiuoja, tai va didesnį. O, taip, iš tikrųjų, matai dičkis. Va, ir tiesiai, čia labai dažnai užkiša va šeštos trikampiuką jie turi, tai mes atsargus, o ten privažiavę mes duosim kelią ir į kairę važiuosim. Tai rodom kairį, bet čia patarčiau su pirma, nes vis tik matomumas dėl remontų, bet galim šauti kontroliuodami. O, super. Va, nes tas matomumas didžiausias. Ir dabar žiedę bus pirmas išvažiavimas, tai irgi bus aštrus posūkis. Naujai asfaltuos turbūt šis gatvės. Tai iš dalies gerai, bet iš kitos pusės tai pradeda lakstyti ir tada eismai daugėja. Rodymai ir mašina užima juostą ir išjungimas. Čia taip jau visai kaip ir viena, bet mašina užima juostą, taip mes iškišiuos. Ir bus aštrus posūkis į dešinį. Tai va tų aštrių posūkių mes biškį pabandę šiandien būsim. Ir tuos pagrindinių, ir pešiuosius, ir trajektorijas sekti. Tai biškį gali arčiau, čiūčiut, bet taip nesveikingai, va, kad neįlystų, nes jeigu daugiau kaip 1,5 metro, jau koks nors lenda su mašina. Tai va čia, va, matai, užsuksim. O tai pažiūrėsi dar privažiavęs, gražiai išlauksim, neskubėdami, kad nepapultų blogą situaciją. Čia va irgi nepablokuojam. Čia troleibusas buvo stulpą atsitrenkęs. Regitra ratais varo. Tai dar kai pradėjai važiuoti, tai pirmiausia perėja, o paskiau mašinos, žinai, nes būna ten jau žiūri, o čia koks atbėga, žinai, tai va tas iš eilės vienas, du. Štai pats savo irgi kartoju, nes Kęstučio gatvėje jau gatvę žiūrėjo, o perėję dar, žinai, pradžiai. Tai čia irgi jinai turėtų jau, kada į tarpą mato, biškį užkelia apsukas ir jeigu tikrai tas tarpas ziuką leidžia sankabą ir nuvažiuoja. Ir ta sankirta energingai tada pravažiuoja, jeigu be gaziuko. Nu, va, ir mes bandom. Pastumsim ją, jeigu nedrįsta. Nu, puikiai spėsi, ar ne? O pėsčiųjų nėra, čia tas lėtasis. O, super, tai toks va, labai geras tarpas. Ir nuo bortelio. Gali taip atvirą delnų, va, dabar visai atviru į priekį. O, taip statmenai. O, jisai grinai nusistato ties, nes iš centrinės jėgos, kai veikia, tai labai lengva pastumti toliau, žinai. O kai atvirų delnų, tai jisai gaunasi jau grinai link trečios, bet dabar mums nereikia trečios, tai ar čia pirmą jau jungiai gerai.
geras išvažiavimas ten prie kalno dar pakilsime. Ir mes biškai jau gazuojamės, ir tada tu jau iš karto jau už jos gaunasi jau, o jeigu jin dar palėtėja, tai vėl dar biškai palauki. Žinai, bet tas biškai va jau numatai, lieka kokią 10 metrų ir matai važiuoja, tada priimi sprendimą, keli koją, pakeli apsukas, jie tikrai jau nuvažiavo nėra ir tu leidi ir nuvažiuoji tiesiai. Tai va tas labai man, nes aš atvažiuodavau, sustodavau, tada tik žiūriu, o man brolis sako, tai tu biškai iš anksto žiūrėk, jeigu nėra, pasiruošiai. Išvažiuoju, žinai. Tas pasiruošimas sutaupo tau apie pusę sekundę, tai apie 10-15 metrų skaityk, tai jau reikšmingas. Čia gal antrą padarykim, nes autiką sutiksi, tai palėtėjus paskiau sunku ant posūkio, žinai, reguliuoti tą siaurą tarpą ir čia galim pradėti. Užvažiuoja, šiaip tai tie purškimai biški, žinai, didesnės aprokos tikrai jos čia užtenka, bet geriau, žinai, greičio negali čia didelio dešiniau, rodyk, bet čia su antra, nes ten labai siaura vieta bus ir ten mes, kad neišlėkti priešinę, ten nori duobytę, bet per tą duobytę važiuosi, nes jeigu bandysi važiuoti per duobytę, nori čia užšipoti. O čia nieko nepadarys, nes tai važiuoti paskui trečią. Čia jau geresnis esu. O bernai, aišku, buvo įslydę ant to posūkio, o ten tiesiai šlapia buvo sniegutis, tai kaip pavarė, gerai, kad nieko nebuvo išlieka. Tai jau čia šaltiniai, tai dabar nutirpia, bet irgi būna, žinai, žiemą, tai jau reiktų tada lėčiau, nes jie čia teka, pašala ir slidumai vietom. Gale gatvės, važiavęs sankryžą, suksim į kairę po 100 metrų.